Sakyčiau, tai buvo sena vaikystės svajonė. Močiutė turėjo daug topografinių planų. Tai aš juos tiesiog pasimdavau ir vartydavau. Ir aš žiūrėdavau ir galvodavau, kas čia yra. Tai buvo ilgas projektas, kol aš daėjau iki šitų studijų. Aš maniau, kad tai yra vyriška profesija, bet tikrai ne, kadangi esu trečiam kurse, teko daugiau pabendrauti, susipažinti su šią specialybę, tai tikrai yra labai daug dirbančių moterų ir jos tikrai yra labai sėkmingos. Man netgi tai pasirodė kaip labai tvirtas pagrindas po kojom. Aš žinau, ką aš galėsiu daryti baigusi šias studijas ir tiesiog sąmoningai tai pasirinkau studijuoti. Aš studijuoju JKVM, tai jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Tai topografinės žinios, aplamai kartografija, mokslas apie žemėlapius, tai man tik į naudą. Kariuomenėje irgi gali pritaikyti geodeziją ir ieško, iš tikrųjų trūksta specialistų, visur trūksta iš tikrųjų. Pradirbus 3 metus įmonėje galima įgyti kvalifikacijos pažymėjimą, kuomet tu jau tada galėsi oficialiai dėti savo parašą ant savo atliktų darbų. Taip pat gali dirbti su GIS visais brėžiniais ir taip pat su statybos sektoriumi, nes be geodezininko matininko nevyksta statybos darbai. Mes turėjome tokias paskaitas kaip inžinerinė grafika, geodezijos pagrindai, fotogrametrija, nekilnojamo turto teisė. Įdomiausia gal buvo kadastriniai matavimai, sakyčiau. Nes ten buvo, galima sakyti, lygiai teorijos, lygiai praktikos. Ir buvo labai įdomu savo sukauptas teorinės žinias panaudoti praktikoje. Laukiu paskaityti su dronu. Tikiuosi, viskas pavyks ir aplamai išbandyti visus prietaisus 3D, skenerius. Kad įstotum į šią specialybę, svarbu būti išlaikius matematikos egzaminą, o visą kitą čia su laiku išmoksi.